Labas rytas. Šiandien jau yra 14 kelionės diena. Dabar yra jau 9. Biškį ilgiau pamiegojau. Visai įsimiegojau, bet biškį šalta buvo. Nors čia ir po stogu, ir užuovėj, bet nežinau. Iš po pačios kažkoks ne vėjelis, bet kažkoks šaltis eina. Tai va, nu ir ką, ir ta pati rutina. Krausiuos daiktus, pusryčiausiu ir gersiu kavą. Vėsu biškį. Žmonės klausia, sako, kodėl tu sakai mes eisim, darysim, atvažiavom. Nu, nes kai aš sakau mes, tai aš turiu omeny aš ir mano dviratis. Aš jį laikau antrų keliauninkų, tai va, kad žinotumėt ateityje. Vau, koks aš užtinęs. Čia jaučiu nuo vandens viso, kiek prigeriu per dieną, tai paskui neišeina. Nieko, per kitą valandą atsistato. Noriu parodyti jums, kaip aš čia miegojau. Welcome to my crib. Va, mano kėdė, kur praleidau vakarą. Dviratis, palapinė. Ir pastogė, kur galėjau viską įsidžiavint. Tai va, einam prie vandens. Žiūrėsim, kas čia vyksta. Dangus gražus, min bus tobula. Kiek suprantu, šiandien 14 dienos maršrutą minsiu ir pabaiginėsiu ir 15 pradėsiu mint. Tai tas reiškia, kad jau pusė šiaurinės sekcijos bus įveikta. Tai irgi šioks toks motyvacijos papildymas. Šiaip tai, wow, koks aš ištinęs. Nežinau, ar čia nuo vandens ar nuo ko, bet atrodo, kad 6 dienas būčiau baliavojęs. Taigi. Jau išvažiavau iš Likselės miestelio, ten papietavau, atsigėriau, dasipyliau vandens ir dabar jau esu pusiaukelėj į Aselę miestelį. Nelabai miestelis, kaimelis gal daugiau, nes kiek mačiau, tai tik degalinė yra. Tai šiandien tikriausiai nedavažiuosiu, nes nuo Likselė miestelio iki šito yra 100 kilometrų. O aš iki Likselę važiavau apie 50 kilometrų berods. Nu, tai jau gautus 100 pm. Įmanoma, bet nenoriu draskytis labai. Tai kažkur per vidurį dar už pm 1 kilometro yra kažkoks namukas. Bent jau žemėlapį taip rodo. Tai vat planas bandyt važiuoti iki to namuko. Nors šiandien sunkoka visai diena. Pirmoji dienos pusėje buvo labai smagu, bet dabar
labai daug įkalnių, nuokalnių, tai tiesiog pakyli, nusileidi. Tai labai tos įkalnės išdaužo. Bet oras geras, žiūrėsim kaip išeis. Nors šiaip pakeliui turėtų dar būti ir kitų nakvynės vietų, nes va čia turbūt gal 2 pravažiavau tokias, kur jau irgi su laužavietėm, su pastogė, su malkom. Tai aš manau, kad jeigu ir nedavažiuosiu, tai rasiu kažką. Blogiausiu atveju palapinę turiu, tai manau, kad net ir pakeliai galima pasistatyti ir pakrist pernakvot vieną naktį. Šalta. 8 laipsniai dabar. Valgau makaroniukus, pasišildžiau ant laužo. Dar porą dešrelių kepa. Tai va, kol palapinę stačiau, tai buvo atėjęs toks vyrukas, čia jis turbūt ir įkūrė visą šitą kempsaitą, ne kempsaitą, bet tokį stovyklavietę. Tai trumpai pašnekėjom, sakė, kad esu šiemet 3 dviratininkas pro šitą vietą važiavęs, o pernai 26 pravažiavo. Tai sakė, labai sumažėjo žmonių kiekis, nes žymiai šalčiau, sakė kažkiek laipsnių, bet nepamenu kiek. Tai tai pasiūlė pasiateit vandens, dasipilt, jeigu reikės rytoj. Ir viskas. Beje, dar sakė, kad jis medžiotojas, tai klausiau dėl meškų. Tai sakė, šiaip šitam regione limitas yra 350 meškų, bet dabar labai dauginasi, tai 500 meškų yra ir, nedidelė tikimybė, bet yra tikimybė sutikti mešką, tai irgi, sakė, nebėgti jokių būdų. Sakė, tiesiog rėk dainuoti ir bandyti atrodyti kuo didesniu, tai rankom mojuoti ir panašiai. Tai tai pasidalino patirtim ir tiek, tai ką valgysiu ir eisiu miegoti tikriausiai, rytoj bandysiu anksčiau atsikelt, nes šiandien labai užsivėlinau, tai tik 80 kilometrų nuvažiavau. Tai noriu užkast ir lysiu į miegmaišį su šiltu. Labas rytas, šiandien yra 12 rugpjūčio diena, dabar yra be 10:10, pusryčiai paruošti, daiktus susidėjau beveik viską, tai dar kraunuosi biškį telefoną, kol pabaigsiu pusryčius ir važiuosiu į Juselę. Tai čia miestelis už 65 km. Nuvažiavęs į tą miestelį jau galvosiu, ką daryti, nes šiaip reiktų pasimti laisvadienį, biškį pailsint kojas, įsiskalt vėl rūbus ir panašiai. Bet labai bijau, kad neišnaudosiu gero oro ir paskui gailėsiuos, kad per gerus orus nevažiavau. Ir viskas. Tai kas krausi, matau debesis tamsus ateina, tai reikia kuo greičiau mauti. Sakykit, ką norit, bet Švedijos stovyklavimas yra kito lygio. Ta prasme, pažiūrėkit. Vidury niekur visiškai žvyrkelis vieną pusę, žvyrkelis kitą pusę ir čia iš abiejų pusių turbūt po 15 km visiškai nieko nėra, išskyrus miškai. Ir va, prašau, pastogė, malkų pridėta, tada šita kepsninė padėta, viską, grotelės net pakabintos, žodžiu, stebina mane.
Žinot, kas labai užknisa sto degalinėse ir praleisti tiesiog 1,5 valandos kraunantis įrangą. Nes žiauriai ir kūnas sušala, aišku, ir pailsi, bet tiesiog sėdi ir lauki. Tai stengiuosi sumažinti dabar šitos dalykus. Aišku, priklauso nuo kiek rozečių yra, bet žiauriai laikai iššvaistau. Čia dar šitoj degaliniai pasisekė, nes 4 rozetės buvo, tai viską galėjau vienu metu krauti. Tai šiek tiek trumpiau užtrukau, bet jo, biški laiko atima šitas dalykas. Nuvažiavau 100 km ir žemėlapį rodo, kad yra kažkokia pastogė, prieglobstis kažkoks. Bet kelio link to prieglobsčio tai nematau, va čia tiesiog žvyrkelis į vieną pusę ir atgal ir miškas. Ir rodo, kad kažkur čia už kilometro į tą pusę yra kažkoks nuo vėjo prieglobstis. Tai ten iš vis neina net praeit. Bandysiu čia kažkaip temptis dviratį, nes ten kalva eina į viršų. Tai reikės biškį pasinešti tą kilometrą. Tai va, bandom kažkaip. Žiūrėsim, ar pavyks ar ne. Ble. Ten toj vietą užlipau ant kalno. Šiaip ne taip, jau galvoju, ratus prasidursiu ir špikius išsilaužysiu viską. Ir vis tiek ten dar turbūt kokie 700 metrų buvo likę iki to namelio ir niekaip neradau prieigos prie jo. Tai nusprendžiau varyti toliau, bet temstau dabar, tai ir vėjas pakilo, atšalo labai. Tai jau galvau, pro pirmą kaimelį važiuodamas tik rasiu normalesnę pievą ir apsistosiu. Ir kažkaip privažiavau vieną vietą visai normalią, bet galvoju, dar toliau pavažiuosiu. Ir radau šitą. Yra soliukas, yra laužavietė. Aišku, čia kelios skiedros mėtosi, bet nemanau, kad kažką kursim šiandien, nes jau tikrai labai šalta. Vaizdas tai vau, tikrai įspūdingas. Ir čia apžiūrėjau viską. Ir radau tokią vietą, kur net potencialiai galėčiau permiegoti ir nereiktų palapinės traukti. Biški, nežinau, keistoka vieta, bet yra kabliukas iš vidaus. Tai va, žodžiu, čia yra moterų persirengimo kabina ir vyrų. Ir įėjus tokia erdvė. Visiškai vėjas nepučia. Pakankamai vietos miegmaišiui ir kilimėliui. Daiktams susidėti, dviratį įsivaryti. Čia jau duris atsidarius, vaizdas irgi nėra labai blogas. Tai aš manau, kad gal nevargsiu labai ir tiesiog čia ir apsistosiu. Susidėjau visus daiktus, viską guolį pasidariau. Jau net spėjau ir kakavos užskaist. Parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Va, čia pasitęsiau tokią kaip levelę, kad biškį pasaugot labiau kilimėlį. Kilimėlis, miegmaišis paruoštas. Pagalvę prisipačiau, dviratis prišvartuotas. Aprangą pasidėjau, kad džiūtų. Ir viskas. Ta nata ir atsisveikinam. Eisiu gert tą kavą, apšilt biškį, pasidaryt vakarienę ir tikriausiai krisiu, nes šiandien labai pavargau. Tikrai tas paskutinę valandą tai išdaužė visiškai. Tai va, mielieji, tokios tokelės ir iki rytojaus.
Labas rytas. Ką, šiandien yra rugpjūčio 13 diena. Dabar yra 7 valandos ryto. Tai miegoti žiauriai sunkiai, nors atrodo vakare, kai atsiguliau, tai žiauriai šilta buvo. Dar išgėręs šiltą gėrimą buvau. Tai tikrai labai galvau, kad gerai išsimiegosiu. Vėjas lauke pūtė baisiausiai. Bet labai atšalo. Blemba. 5, gal net ne 5, 4 ryto atsikėliau, bet jau taip neprabudau, bet atsikėliau normaliai. Nuo šalčio tiesiog. Pasišildžiau vandens, buteliuką įsidėjau į miegmaišį. Nu tai šiaip ne taip datempiau iki 7. Toks pusiau miegodamas, pusiau atsikėlęs. Tai labai šalta, labai prastai įsimiegojau, bet, kaip sakiau, šiandien dar reikia davažiuoti apie 7 km ir bus didesnis miestelis ir ten jau pasimsiu poilsio dieną, nes reikia ir kojas biškį pailsinti, ypač po vakar, ir šiaip morališkai atsigauti, daiktus biškį persidėti. O dabar reikės eiti kaistis pusryčius, nes vakar visiškai nieko nevalgiau, atsigėriau kakavos ir viskas, ir tiesiog smigau. Tai reikia eiti pusryčius kaistis. Kavos pasidaryti, nors šiaip vakar mano kava išbėgo po visą krepšį, tai viskas išsipylė, tai nemanau, kad išeis kavos. Labai daug atsigerti šiandien, bet nieko. Tai va, einam pabiškį gamint pusrytuką. Taip, tai viską susidėjau, susitvarkiau, išsiploviau savo vėjinukę, striukę ežere, išdžiūvo jau nuo saulės. tą kavą susitvarkiau, nes buvo pasileidus visa vienam iš krepšių, tai viskas ten įsimažino, reikėjo išvalyti. Nu tai va, ir taip nuo 7 iki 9 porą valandų ir užtrukau, kol pavalgiau, kol ką. Tai labai ir neskubėjau, o dabar va išvažiuosim iš šito kaimelio, pavadinimas yra Granasen, ir važiuosim iki kito kaimelio, šiek tiek didesnio, kuris vadinasi Rosun. Ir tada jau prasidės pagrindinė kelionė iki jau net miesto pavadinimu Stromsund. Kokie žmonės faini. Nuėjau parduotuvę, pasiėmiau vandens, maisto, paklausiu pardavėjo, ar kavos neturi aparato kažkokio. Tai sako, neturim. Užsikalbėjom biškį, tai čia atsėdau dabar. Tai išlindo, sako, aš tau padarysiu kavos. Sako, turiu kambariuką savo darbo. Sakau, gerai, ačiū. Kitas vyrukas praėjo, saldainį atnešė. Sako, tau reikia, ilgai važiuosi. Tai, žodžiu, žiauriai smagu, faini, žiauriai žmonės. Nu va, ką tik įveikiau 110 km, atvažiavau į Kempsaitą. Ir ką, dar tik 5:30. Tai šiandien anksti kėliausi, kažkaip anksti ir atvažiavau. Kelias irgi nebuvo labai baisus. Tai dar spėsiu ir vakarienės kažkur normaliai nueiti užkast ar bent jau apsipirkti. Tai va, už šitą vietą būsiu 2 dienas, 2 naktis. Tai šią naktį permiegosiu ir rytoj laisvą dieną pasiėmiau. Kaip sakiau, reikia išsiskalbtus ir panašiai.
Tai už 2 naktis sumokėjau berods apie 4 eurus. Tai va, vieta atrodo taip. Čia gana didelis campsite'as. Valtis, va mano dviratis stovi. Čia visiškai priešais ežeras. Tik gal ir įsimaudyti išeis. Čia kažkokia pavėsinė, valtis. Ir viskas, tai galėsiu pasistatyti palapinę priešais ežerą. Parduotuvė irgi nėra labai toli. Ir tiek.